nakties gale. Prisiminimo erdvėje iškyla prabėgusio gyvenimo vaizdai. Blikčioja daiktų formos, spalvos, muzikos garsai. Blyksteli amžinybėn išėjusių talentingų kūrėjų veidai, ataidi jų balso nuotrupos. Prisiminimai susibūrė, jie kuždasi, juokėsi ir verkė. Kadaise čia gyvena talentingi žmonės, paliko savo buvimo ženklus, o jų delnų šiluma susigėrė į liestos tėviškės obels kamieną. Jausmų ir minčių energija pasklinda erdvėje. Išblukę vaizdai, ūmai išnyra ir atgyja, ryškėja, prabyla iš naujo. Mažas labai mėgau duoną keptą ant ajerų, o jeigu dar šilta, su sviestu. Kartą mama užminkė duoną ir sako, vaikeli, nubėk atnešti ajerų. Nulėkiu prie balos, įsibrendu į klampų purvą ir skabau traškius ajerus. O ten, tarp senų obelų, nusidriekusios tartum lieptas, bala mamos austos lininės drobės. Pasileidžiu bėgti iš tuo taku. Mamytė nusvyra rankus, paberdamos ajerus. Ant baltųjų drobių daugybė purvinų mano pėdučių. O tėvelį žiūri mane, šypsosi ir sako, tai va, dabar negausi duonos. Mama, valgyti noriu, šaukiu nepaspėjęs įeiti pirkion. O kur taip ilgai lakstei, sako mama. Matai, visas užšalęs. Ji meta verkti, eina prie krosnies, paima bliūdžiuką ir įpila man šiltų užbalintų gatvinių. Valgau kaip šieną pjovęs. Pabaigęs persižegnoju, einu prie jos, prisiglaudžiu ir klausaus, kaip vienodai ūžia ratelis. Greitai užmiegu ir jaučiu, kaip motina mane neša ant lovos, šiltai apkloja, peržegnojusi mano galvą, vėl grįžta prie savo darbo. Augino mane ir mokė ne tik tėvelis ir motinėlė, bet ir toji aplinka. Gamta su visa savo augalijos įvairove, su paukščiais, gyvulėliais, upele ir giraite. Nelaužyk šermukšnio šakelės, dantis ir mirės. Neveskyk ugnį žalio medžio, atrodė jų dušelis vers. Kambarį nešveltok, dar kepšą prisišauksi. Iš guolio nekepsi raguolio. Kas arė ir pjauna, to avis nebliauna. Dievo galybės niekas pergalėt negali. Kur visą tai įsirašė, kokioje atminties juostoje? Protinės sielos veidrodžio kampelyje atsispindi, tarsi iš naujo atgimę veidai ir balsai.
Nors kalbėjusios lūpos jau pavirto žemės dulkių sauja, sielos balsas vis dar aidi, išlikęs tarp muzikos garsų ir knygos lapų. Get a good feeling, yeah. Ką čia veikiat? Iš kur jūs čia atsiradot? Ei, ar yra kas? Kas tą muziką paleido? Alio? Kas leido išjungt muziką? Gražina, labas rytas. Taip, atėjau čia nustebau, žiūriu, pilna kavinė nepažįstamų žmonių, tai tu čia juos įleidai. Aš įleidau. Klausyk, Smagu. juk tu žinai, tokia muzika man irgi patinka, bet pati supranti, mūsų kavinės visai kita koncepcija. Tai žinau, taigi čia retro kavinė. Taip, būtent, kad retro kavinė ir atitinkama muzika čia turi skambėti, nes kitaip mes klientus išbaidysim.
Tu net nežinai, šiomis grindimis vaikščiojo pats Antanas Šabaniauskas, švęsdamas čia savo 80-mečio gimtadienį. Tu tik įsivaizduok. Tau pasakysiu, mūsų kūrėjus rajono, sakysi, kad jų niekas neprisimena? Prisimena. Dar kaip prisimena. Ir visus mūsų menininkus prisimena. Gal ne tiek, kiek mes norime, bet prisimena. Žinai ką? Turi prisiminti. Imkime šiandien ir paskirkime šiandienos dieną 2 mūsų krašto kūrėjams. Ypač, kai jie šiais metais švenčia savo gimtadienių jubiliejus. Tai lietuviškos estrados pradininkas Antanas Šabaniauskas, kuriam šiemet būtų sukakę 120 metų. Ir kompozitoriui, orkestrų vadovui, vargonininkui Juozapui Gudavičiui, kuriam šiemet būtų sukakę 150 metų. Taigi, kas atsitiko, Edmundai? Gerai, bėk, ruoškis, bet viskas tvarkoja. Gerai. Tada buvo taip senai. Taip seniai, bet dabar mes šiek tiek prisiliesime prie tos istorijos. Tu bėk užkaisti viryklės, bėk, o aš eisiu... Ar jau bėk, gerai. O aš eisiu, sukis, Edmundai, o aš eisiu atrakinsiu duris, tuo pačiu ir apsaugai leisiu. Padaryk man kavos, prašau. Underneath everything I keep inside, pretty little smile hides every tear behind my eyes. I've held my breath since I was young. I've bit my tongue since I was young. To stop myself from rambling on the thoughts I want to ramble on. Just because I let it slide doesn't mean it isn't pulling on my heart until it's almost wide. 'Cause I wanna let you feel strong. Pretty little smile hides every tear behind my eyes. Gave away my power till I was weak between my knees and fell against my will. Woke up hungry, I need to feed my ego pride, so I don't lie, awake at night, wondering why the days go by with captured thoughts upon my mind.
prašau, čia, Kęstuti, čia. Kaip mums malonu matyti, kad jūs pirmas lankytojas, kaip visada. Prašau sėstis į savo vietą, prie baro, ne? Prašau, prie baro, Edmundai, kaip visada, maestro pusryčiaus. O, jau turim pirmą klientą? Taip, kaip visada, Kęstutis visada pirmas klientas. Ai, malonu. Žiūrėk, nenužiūrėk, kad ne paskutinis būtų. Tai aš sakau, kad čia turi skambėti ne tik retro muzika. Tai ir žmonių daugiau ateitų pasiklausyti šiuolaikinės muzikos. Kai šalta, kai žiema. Matai, va, kur jie čia ir žvejai eina. Pažiūriu. Matau. Manai, jie ką nors žino apie retro muziką. Žinai ką? Žinai, Gražina. Na? O mes imkime juos pasikvieskime ir kirskime lažybų. Jeigu jie žinos ką nors iš retro muzikos repertuaro, aš tau dvigubą kalėdinę priemoką išmokėsiu. Gerai? Sutarėm. Hei, vyrai! Taip, jūs. Čia, į vidų aš kviečiam mes. Ten įėjimas. Taip. Ateikit. Va ten. Štai, užeikit mūsų žvejai, prašau. Labas. Žvejot einat. A kas nors kimba? Kimba. Gerai, jums geros žvejybos, bet mūsų kavinė turi vieną jums pasiūlymą. Palaukit. Norit išgirsti pasiūlymą? Jums specialiai. Mes čia susiginčijom truputėlį. Mūsų kavinė vadinasi retro. Ir čia skamba retro senovinė muzika. Sutarkime taip. Jeigu jūs dabar pasitarę sudainuosite kokią nors Antano Šabaniausko dainą, kavinė prieš jūsų įtemptą darbą, prieš žvejybą pavaišins. Sutinkate? Gerai tarkitės, pasitarkit, vat ir pažiūrėsim. Pamatysim. Bravo, vyrai, bravo. Tikrai. Nustebinote. Net negalvojau, kad žvejai gali taip mokėti Antano Šabaniausko vyrai užkim. O, kad jums žvejyba sektųsi, bet kavinė laikosi savo žodžio. Jeigu pasakėm, kad pavaišinsim, tai pavaišinsim. Gražinute, ką mes turim iš pat ryto dar? Tai ką?
tušintom bulvėm vakarykščiam. Ir daktariška dešra, nu ta anksti juk dar ryts, juk nieko. Gerbėmieji, jūs pavaišinsime ypatingų patiekalų. Pačių mėgstamiausių, kai Antanui Šabaniauskui buvo sunkus laikotarpis, pačių mėgstamiausių tuo kart jo patiekalų tušintos bulvės vakarykščios. Ir tikra daktariška dešra. O tai iš kur jūs ištraukėt? Tai rašė spaudoj ir po šiai dienai jo anūkiai, Erikai, tai ypatingas patiekalas. Prašau, vyrai, ten į banketinę salę. Prašau. Palydėsiu. Prašau, į banketinę salę. Žuvytės noriu. Išvirsiu žuvienės. Ne. Užteks. Užteks. Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist, and it goes like this. Come on, let's twist again. Like the last summer. Yeah, let's twist again. Like the last year. Remember when we fought there? Yeah, let's twist again. Christmas time is here. Round and round, up and down we go again. Oh, baby, make me know you love me so. Yeah, twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Twist, who's that flying up there? Is it a bird? No. Is it a plane? No. Is it the twister? Yeah. Twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when the food lay humming? Come on, let's twist again. Christmas time is here. Round and round and up and down we go again. Oh, baby, make me know you love me so. Then come on, twist again, like we did last summer. Girl, let's twist again, like we did last year. Come on, let's twist again. Christmas time is here. Bravo, kabaretui mūsų karinės, kabaretui, ačiū. Eikim ruoštis vakariniai programai. Ar tu matei, kaip tie žvėjai lapnojo tas bulves su ta daktariška dešra? Skaniai, taip paprastai. Bet svarbiausia, kad ir dešra nebe tokia, kaip buvo daktariška. O tu sakei, žuvienės išvirsiu. Bulvės jau tokias pabūsės biski. Taip, aš tau pasakysiu, kad aš pažinojau Antaną Šabaniauską. O koks jisai buvo? Taip, aš vieną kartą jį turėjau garbės su juo susitikti, su juo bendrauti, su juo šnekėtis. Jis tuokart per savo 80-metį pasirodė man linksmas, susikaupęs, bet jau senučiukas. Bet vis tiek iš jo veido matėsi labai įdomaus kūrybinio gyvenimo atšvaizdai. Žinai ką, imkime ir pasižiūrėkime. Sėsk ir tuoj pat pati pamatysi.
gegužė žiedai gal primins tau, kai lūpų šnabždėjo švelniai. Pavasaris tas nebegrįš jau, kai mus glamonėjo žiedai. Ir tau amžinai aš kartosiu, brangioji, aš myliu tave. Kiekvieno gegužės žieduose ieškau tavęs, o mylima. O jūs, Kęstutį, pažinojot Antaną Šabaniauską? Žinojau, 83 metais teko jo 80-mečio koncerte dalyvauti, groti, kitaip sakant, jis dainavo, aš čia surinko tokią orkestrėlį. Žinau, prisimenu. Mockos vadovavo, tas Remiginis. Ir mes čia kartu pragrojom, po to dar šventėm. Bet mane domina, o anksčiau iš vaikystės, kaip pas jūsų tėvelė ateidavo... Iš vaikystės, tai jis yra gimęs 3 metais, tėvas 7-4 metais vyresnis už tėvą yra, o praktiškai iš čia, tik tai jie daugiausia girdėjau pasakojimų jo, kaip jie dainuodavo ten Metropolio restorane, jo oktete. Tai o čia buvo, kad tėvas antras iš šonų buvo. Prašau, tai reiškia, jie pažinojo vienas kitą. Tai gerai pažinojo, jo vienas kitą pažinojo. O kokios nors melodijos namuose buvo susitikę? Tik pas Mockų su juo. Supratau. Jo, iš tikrųjų. O aš jį visą laiką prisimenu, kaip tokia melodija, kur skamba paskutinį sekmadienį. Matau, smuiką turit. Gal galėtumėte pamaloninti mūsų kavinę? Galėčiau jūsų kavinę. Bus, prašau tada į priekį, kaip artistas, pabūkite artistų. Štai, viskas pas mus paruošta. Prašau. Klausysi. Už tokią malonę staigmeną mūsų dar prisėsite. Pabūkite kiek norėsit. O kas labą dieną? Jis? Labas. O, ir labą dieną. Pasakysiu. Labas. Jums registruotas laiškas yra atėjo siunta. O iš kur? Šaukimas į teismą. Ai, tu nesakysi. Ai, ne, pajuokavau. Taigi, tikrų laiškų jau mažai kas iš viso berašo. Čia greičiausiai reklaminis bukletas. Koks reklaminis bukletas? Makulatūra greičiausiai. Mokesčiai. Taigi, matai, kad jau. A, tai.
jie vėl tos kainos. Gal neskubat? Gal kavos? Nu gal. Prisėskit, taigi nu nieko Mes su praktikante galėtume visai. Gerai. Neprapuls jūsų tas darbas. Tai žinau, kad sudėtingas. Sėskit, Gražinutė. Tu padaryk jiems kavos. Ojei, kokios sumos. Labadiena, labadiena. O, senai jūsų laukiam. Tai kur jūs vėluojat? Siuntų tarnyba. Taip. Ar čia kavinė retro? Taip, kavinė retro, jau mes prieš mėnesį laukiam. Miestai visi pasipuošė. O čia jūs- O mes neturim tos pastoviai kalėdinę Tai kaip tik- grupę, sakom. Atvežė. Skubi siunta, priimam. Taip, neškit. Nešam, Gražina, greičiau. siunta atėjo. Ta, kur laukiam. Čia, atsargiai. Atsargiai, neškit. Atsargiai. Kokia? Žinai, kad statykim vieną kampą. Va čia, kur visa. Čia, nestatom. Ar ko nors Čia kaip visada. Kaip visada. Ar trūksta ko nors dar? Ne, viskas gerai. O kur žaisliukas? Žaisliukas, tai ko aš Ačiū vyrai. Visko pasirūpinau. Ai, kokia gražuolė. Atsargiai, nešam. Va, tuos ir buvau užsakęs žaisliukus. Va, žiūrėk, Gražinutė. Gal žinai, kad nieko nelaukus. Imk ir puošk. Pakabink vieną, antrą, trečią. Čia. Stop. Čia gražiai viskas. Klausykite, brigadininkė. Aš ne brigadininkas, aš vadybininkas. Supratau, vadybininkė. Mes orkestro tai nebuvom, mes eglutę ir žaisliukus buvom. Mes tiek pinigų neturim. Bla. Jūs artėjančių švenčių proga, kaip nuolatinius klientus norim pagerbti ir padovanoti jums keletą gražių kūrinių. Bet nemokamai. Susitarsime. Ačiū. Matai, kokios dovanos. Ačiū labai. Tik nepamirškite palikti atsiliepimą. Gerai, aš pasirašysiu. Einam ten prie stalelio. Pasirašom. Ačiū labai, ačiū, orkestras. Na va, staigmenos ant staigmenų. Gerai. Žinote, vis tik tai, kai grojo šitą kūrinį, aš pagalvojau apie Antaną Šabaniauską. Jau jam mirus visada jo šeima prieš kūčias ir per kūčias susėsdavo, tai yra jo žmona, jo 3 dukros, anūkės, proanūkės, prie vieno stalo ir užsidėdavo ir ten pas juos grodavo tarpukario Lietuvos įdainuoti Antano Šabaniausko įrašai. Ir aš galvoju, kad tuo laiku jie visi jausdavosi viena graži, didelė šeima ir vėl būdavo susitikę. O taip. Na, Gražinutė, baigiai? O! Baigiau jau, Įžiebėjau, kokia graži. Graži? Na, ačiū už tokią dovaną. Va, dabar kalėdos į retro kavinę jau ir atėjo. Nepamirškite atsiliepimo. Ne visus žaisliukus sudėjau, bet graži? Ar graži eglutė?
Nu, bravo! Bravo! Nustebinote. Skubam pas kitus klientus. Skubam. Gerai. Susirinkam daiktus ir nešim. Ačiū jums. Gerų artėjančių švenčių. Ačiū labai už dovanas ir už siurprizą. Tikrai. Nuolatiniai klientai. Nuolat padarysim. Ačiū jums sėkmės. Žinote, gerbiamoji, jūs mus nustebino, ar ne taip, Gražinute? Tokį balsą turėti, jum ne į laiškininkės eiti, jum eiti į kultūros centrą, į kokį nors vokalinį kolektyvą ir ten tobulėti, dainuoti. Ir dar Antano Šabaniausko dainą sudainavote. Žinote ką? Ne tik tai jūs, bet ir jūs. Kai baigsite savo pamainą, užeikite, pavaišinsime nemokamais pietumis. Oi, ačiū jums labai jau jums ačiū. Ne, pas mane į virtuvę. Labai daug darbų turim, labai daug siuntų turim išnešiot. Supratau. Labai pas jūs patiko, tai jau mes eisim tada. Kaip jūsų vardas? Gabrielė. Gabrielė, o tu žinai Juozapo Gudavičiaus kokią dainą? Ne, aš dar nežinau. Kaip gaila, nes mūsų šiandien toks vakaras Juozapo Gudavičius ir Antano Šabaniausko, bet vis tiek ačiū jums už tai. Ir gerų siuntų ir būkite laimingos. Neužmirškite pietų ateiti. Ačiū, jeigu neinat į virtuvę, tai viso gero. Taip, labą dieną, atsiprašau, kad matot, čia toks pas mus tiek klientų, o jūs valgysit, pietausit ar dar ką nors? Kaip tai nevalgysit? O tai ko jūs čia užėjote, negi nemokamo koncerto pasižiūrėti? Tai tik žemių prineša, aš neatšveičiu grindų. Stop, tegu šoka. Tegu šoka. O pašokę jiems žiūrėk, ką nors ir užsisakys. Prašau, žinoma, mes visų laukiame visų ir jeigu norit ir šokit, nu tai ką dabar su jumis čia padarysim? On that never to be forgotten night, your eyes were just bright enough, your arms held me tight enough, your lips were just close enough, on that never to be forgotten night. I knew I didn't need a stimulant, my heart told me what I was doing. The very room was full of sentiment, it all lent a spice to the wooing. The lights were just low enough,
The time and the place were just right when you gave me your heart on that never-to-be-forgotten night. Tikrai ačiū jums. Galvojau, kad tai bugi-vugi šoksit. O čia, vyrai, gal prie baro. Ar taip vis tiek dirbami nuostolį, kavinę vaišina. Damos, Gražinutė, tu paklausk, ko jos nori. Ir tegu jos... Labas vakaras. O, labas. O, kokia ponia. Labas vakaras. Valgysit? Klausiu bergžiai. Žinoma, čia visi šiandien renkasi, nežinau ko. Ne, mes nevalgysime. Aš užėjau, nes čia labai gražu. Tu žinoma? Čia taip dvelkia aristokratiškąją senojo Kauno dvasia. Taip. Mūsų dainininkių sambūris turime paruošę gražią dainą iš gerbiamo maestro Šabaniausko repertuaro. Gal galėtume padainuoti? O, labai gerai. Antano Šabaniausko ir Juozapo Gudavičiaus dainos šiandien čia tegu skamba laisvai. Ką darysi? O kur jūs viena? Aš jeigu tuoj pat pasikviesiu savo dainininkės. Labai gerai ir visos užeikite čia. Tuoj pat ateisime. Taigi, ruoškitės tuoj pat, jūs tarnaus viską. Užsisakėte? Užsisakėte. Pas bus nerūkoma. Bet jums išėjęs. Per langus, kad visi matytų. O tai šventė. Dabar į širdį ruduo atklydo, pageltos sodai žemėje ir sieloj. Vien garsmą girdi, rudens pilni laukai, graži pavasario meilė, kaip svajotų išnykai.
your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at the God I don't know if I believe in, 'cause I don't know what else I can do. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart and left the rest in peace. I'm still holding on. I'm still holding on. I'm still holding holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars, 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart, left the rest in peace. Vis tik tai gerbiamas ir mylimas buvo Antanas Šabaniauskas. Kiek širdžių sudužo jam dainuojant. Ištisos gerbėjų minios jam plojo ir jį mylėjo. Užtat, kad jis buvo estrados kunigaikštis. Apie tai beje yra tikra istorija. Jurbarko dvaro šeimininko kunigaikščio Vasilčikovo sūnus labai vargo. Jo išstypusi figūra slankiojo Kauno laikinosios sostinės gatvėmis. O kur Laisvės alėjoje užėjęs į restoraną ar kavinę, jis įsitaisydavo kur nors kamputyje. Ir toks vienišas, tylus, priblausiusiu žvilgsniu išvelgdavo nežinia į ką. O jo tėvas, kunigaikštis Ilarijonas Vasilievičius Vasilčikovas, buvo šviesus žmogus. Jis rėmė knygnešius. Jurbarko parke ir savo dvaro menėse leisdavo rengti lietuviškus vakarus. Rėmė ir palaikė Motiejaus Valančiaus blaivybės draugiją. Šabaniauskiokas dar vaikas prieš Pirmą pasaulinį karą tarnavo pas Knezių, kaip vietiniai vadindavo kunigaikštį. Jis tarnavo piemeniu, dabojo grynakraujus eržilus, kad šie nedaug dievė nepabėgę, nepagadintų veislės. Impozantiškasis Ilarijonas Vasilievičius nepraleisdavo kartu su savo žmona kunigaikštienė, Žaveja kunigaikštienė, nepraleisdavo nei vieno lietuviško vakaro. Į tokį vieną iš jų, išgirdęs dūdų muziką, nutarė ateiti ir mažasis Antanukas.
žinia, bet kas tau įleis, apiplyšusi, suvargusi, vaikigali ir dar be bilieto. Aš kunigaikščio piemuo, prašau mane įleisti, suriko jis. Tai išgirdęs kunigaikštis pasikvietė Šabaniauskoką prie savęs, pasodino šalia savęs, vai visą vakarą vaišino saldainiais, įvairiai jį bovijo. Praėjo daug metų, kunigaikštis mirė. O vieną kartą jo sūnus Kaune Laisvės alėjoje, Metropolio restorane, išgirdęs scenoje dainuojantį Antaną Šabaniauską, labai susierzino. Prarado bet kokį padorumą, užmiršo aristokratišką savo kilmę ir spjovė, kampan žmonės šneka, kad Vasilčikovo sūnus už gautus, už išparceliuotą Jurbarko dvaro pinigus iš valstybės iždo įsivežė į užsienį, juos išvaistė, prašvilpė, prasilošė, taip ir nuėjo nuo gyvenimo scenos. O sceną užėmė Antanas Šabaniauskas, kunigaikščio piemuo. Kokia graži istorija. O Juozapas Gudavičius irgi pas kunigaikščius arklius ganė. Juozapas Gudavičius? Ne. Juozapo Gudavičiaus visai kita istorija. Štai, pavartyk šį albumą senųjų nuotraukų. Pati pamatysi. Pamatysiu. Juozapas Gudavičius. Labai malonu. Labai malonu. Sakykit, kaip jums Varšuvai sekasi. Gerai, bet labai jau Lietuvos pasiilgstu. Grįžęs vasaromis į Lietuvą, kokį nors chorą subariu. Čia Varšuvoje gimė man pati brangiausia daina. Kur giria žaliuoja. Štai. Aha. Na. O žinot, daina iš tiesų puikiai. Ja, neabejoju, visa Lietuva dainuos. Ši daina ir gimė iš meilės Lietuvai. Aš irgi Dzūkiją dažnokai prisimenu. Kartais net pasapnuoju, tos ežerus, tas mėlynas kalvas. Taip norisi grįžti, pabūti ten kuo ilgiau. Va ir mūsų traukinys atvažiuoja.
Va toks buvo Juozapas Gudavičius, tokį mes jį prisimenam. Atleiskite, bet negalėjau negrįžti. Tai ir kas atsitiko? Taigi, Dar laiškas vienas. Radau, kas moka Juozapo Gudavičiaus dainą. Ateikit, moterys, ateikit. Reikės jūs priimti tikriausiai į darbą, ne etatinę žvaigždžių ieškotoją. Ačiū Jums, ačiū labai iš viso širdies. Į virtuvę. Ne, kokia virtuvė, Gražinutė, kokia virtuvė, čia tai yra svarbiau. Labas vakaras. Labai malonu, kad surado mūsų laiškininkė jūs ir jūs mokate Juozapo Gudavičiaus dainas, nes daugiausia visi yra tame tarpe, visi mes žinome vienintelę jo dainą, Kur giria žaliuoja. Bet labai įdomu išgirsti ir dar kitas jo dainas, ypač kai aš skaičiau, kad jų parašyta virš 80. Jūs galėsit kokią nors vieną iš jo tų kitų dainų padainuoti? Prašau, prašau, langas jums ir mūsų kavinė jums. Ačiū labai jums. Oi, tu Dieva, Dievuže, ko nežydi žiemuže. Oja, ko nežydi žiemuže. Oja, ko nežydi žiemuže. Kam žydėti žiemuže, vėtra laužo šakeles. Oja, vėtra laužo šakeles. Oja, vėtra laužo šakeles. Vėtra laužo šakeles, šalna šaldo žiedelius. Oja, šalna šaldo žiedelius. Oja, šalna šaldo žiedelius. Žinote, ačiū, labai ačiū. Mūsų kavinė be galo dėkinga jums, kad jūs padovanojote visiems, supažindinote visus su dar. Aš ir vėl atėjau. Taip, kas atsitiko? Aš dabar pagaliau radau, kas moka Juozapo Gudavičiaus Kur giria žaliuoja. O aš galvojau, kad jums čia patiko. Tai, patiko, man labai patiko. Dar žmonių? Taip, prašom. Kvieskit juos visus į čia, pas mus. Prašom. O kiek daug žmonių. O aš einu dirbti toliau, kiek sunku. Nekreip dėmesio, vis tiek einam į nuostolį šiandien. Prašau, sveteliai, kas mums belieka visus kviesti. Gerbėmieji, aš supratau, kad čia, kaip laiškininkė pasakojo, visi moka pačią žinomiausią Juozapo Gudavičiaus dainą Kur giria žaliuoja. Ar mes galime ne tik tai su šiais mūsų kavinėje esančiais žmonėmis, bet ir su jumis čia esančiais šioje salėje, kas kiek žinom, sudainuokime tą žinomiausią mūsų krašto sūnaus dainą Kur giria žaliuoja. Taigi. Kur
Ačiū visiems, ačiū jums ir jums, brangieji, ačiū labai. Atleiskit, nepavaišinsim nieko, mes tiek produktų neusipirkę esam, kad tokias mases išmaitinti. Ačiū, bet visada užeikite į retro kavinę prisiminti mūsų krašto istorijos. Visada jūsų lauksime. O kas man belieka sakyti? Ačiū labai. Ačiū. Kur Gražina? Gražina? O kas čia? Stop! Taigi užsidarom. Tu gesink krosnis. O Gyti, ačiū, eik namo. Nebebus. O man kavos daryk. Vis tiek jau klientų nebebus. Look at you all dressed up for someone you never see. You're here for a reason, but you don't know why. You're splitting uneven, your hands to the sky. Surrender yourself. And I wonder why I tear myself down to be built back up again. Oh, I hope somehow I'll wake up young again. All that's left of myself, holes in my false confidence. And I'll lay myself down and hope I wake up young again. Hope I wake up young again. Don't let those demons in again. I filled the void up with polished out fake sentiment. Surrender yourself. And I wonder why I tear myself down to be built back up again. Oh, I hope somehow I'll wake up young again. All that's left of myself, holes in my false confidence. And I'll lay myself down and hope I wake up young again. Why won't you take me seriously? Look at me all fucked up, both for someone I'll never meet. And I wonder why I tear myself down to be built back up again. Oh, I hope somehow I'll wake up young again. All that's left of myself, holes in my false confidence. And I'll lay myself down and hope I wake up. Wonder why I tear myself down to be built back up again. Oh, I hope somehow I'll wake up young again. All that's left of myself, holes in my false confidence. And I'll lay myself down and hope I wake up young again. Kaip čia atsiradote? Aš ieškau išėjimo. Nerandat. Nerandu, gal galit man padėti? Aš galiu padėti jums. Gerai, parodykite, kur išėjimas. Gražumo, tamutė. Ačiū labai, aš jau vėluoju šventę. Kokio gražumo. O, labas vakaras, neringa. Aš tai nepažįstu. Jau jūsų rytą aš laukiau. Viskas gerai, Gražinutė. Gerai, viskas. Prašau, keliai užpustyti. Žiema. Nesvarbu, bet čia žinote visus užkaborius šių kultūros centro. Štai, aš žinodamas apie šiandieninį mūsų vakarą, skirtą Šabaniauskui ir Juozapui Gudavičiui, aš jūs pakviečiau, bet matot, apie keliai užpustyti. Bet vis tik tai. Kas? Čia tas žiedas? Čia tas žiedas, legendinis. Jam jau 20 metų. Aš žinau, Antano Šabaniausko premijos žiedas.
laureatė, taip. Pirmą kartą jį čiupinėjau. Galite Ačiū jūs? labai. Nesilik tuoj čiupinės, tuoj suklus. Bet, brangieji, labai džiaugiuosi pristatydamas ir džiaugiuosi, kad mūsų šiame vakare, šioje mūsų kavinėje dalyvauja, nepabijosiu pasakyti, tikroji kaltininkė Antano Šabaniausko istorijos prisiminimo liudininkė. Ir 2003 metų Antano Šabaniausko premijos laureatė. Ir už kurį gavo štai šį žiedą, vardinį žiedą. Jų buvo nedaug. Dainininkė, aktorė, atlikėja, žavioji Neringa Nekrašiūtė. Ačiū labai. Prašau. Gyvent taip smagu, kol meilė gaivina karšta. Tu žur lamur linksma būk ir tu, mylėk, kol esi dar jauna. Nes meilė kaip sapnas pranyksta, rudenį gėlės suvysta, graži, žavi, visuomet meili, kaip saulėj plaštakė linksma. Šį vakarą priėmėte į štai tokius jaukius namus ir man nereikėjo ten žvarbti už lango. Ačiū, kad pakvietėt ir manau, kad šią dainą padainuosime visi kartu, nes ji labai labai gerai žinoma. O aš visai norėčiau šiltos kavos, jeigu galima. Ačiū. Kai taip jauku, galima ir pasivaišinti. Tavo lange tamsu, aš nežinau, ką man daryti toliau, jeigu tu neuždegsi šviesos. Šalta man daros jau, tu paklausyk, kaip į stiklą stuksena lašai. Tu mane jau seniai pamiršai, tu pakviesk mane į šiltus namus ir pamerk gėles į gražias vazas, paklausyk į gėlių, jos atskleis tau daug paslapčių. Tu pasai
prašau, kas tau brangiau, svinėta auksinė vaza, ar mama nerašyta gėla, o ką tu man nelabai, aš jau žinau, nereik tau jokių gėlių ir nereik jokių paslapčių, tu pakviesk mane į šiltus namus ir pamerk gėles į gražias vazas, paklausyk į gėlių, jos atskleis tau daug paslapčių, tu pakviesk mane į šiltus namus ir pamerk gėles į gražias vazas, paklausyk į gėlių, jos atskleis tau daug paslapčių. Su artėjančiom šventėm, kokie jūs gražūs šį vakarą. Būkit laimingi, linkiu jums jaukių, šiltų, artėjančių švenčių. O dabar turėčiau aš jums ploti, nes dainuoja visa salė kartu. Tu pakviesk į šiltus namus į gražias vazas, paklausyk į gėlių, jos atskleis tau daug paslapčių, tu pakviesk į šiltus namus ir pamerk gėles į gražias vazas, paklausyk į gėlių, tu pakviesk mane į šiltus namus ir pamerk gėles į gražias vazas, tu paklausyk į gėlių, jos atskleis tau daug paslapčių, tu pakviesk mane į šiltus namus, gėles į gražias vazas, tu paklausyk į gėlių, jos atskleis tau daug paslapčių. Ačiū labai. Žvaigždė, neskubėsiu tau tarti sudie, juk prie židinio mums ramu, kad ir svajojau turiu, šaltas vėjas geras sniega, baltos pušys nebemiega, bet su meile nebus žvarbu, mes kalėdas sutiksim kartu. Oi, kaip kvepia kalėdom, nuostabu. Smagių švenčių, ačiū. Manau, pratęsime kavinės darbą, taip. Šaltas vėjas nebemiega ir pušys jau nemiega, bet su meile neužvarbu, mes kalėdas sutiksim kartu, mes kalėdas sutiksim kartu, mes kalėdas sutinkam visi kartu šį vakarą. Oi, kokie gražūs žmonės, linksmų švenčių. Ačiū visų pirma Neringai Nekrašūtei. Ačiū visų pirma jums, brangieji, kurie esame scenoje. Ačiū ir jums, kurie susirinkote į šią salę. Na,
Šis vakaras ypatingas. Pirma, kad tai gal ir šiek tiek liūdna, kad baigėsi metai, bet jie atnešė tikriausiai daug visokių stebuklų kiekvienam iš mūsų ir tuo pačiu ir Jurbarko kultūros centrui. Mes šį vakarą galėjome organizuoti atnaujintoje savo scenoje, tuo mes labai didžiuojamės. Ir vis tik tai šie metai šiems dviems mūsų krašto kūrėjams, Antanui Šabaniauskui ir Juozapui Gudavičiui, kaip mes puikiai žinome, buvo paskelbti jų panagrinėjimo, jų pagarsinimo metais. Jie baigėsi. Šis renginys dėja mūsų rajone jau paskutinis. Tikrai gražia nata mes jį pabaigėme. Aš noriu visų pirma įteikti kaip padėkos ženklą jau šio vakaro kaltininkiai, kadangi Antano Šabaniausko premijos laureatė, beje, su jubiliejum, prieš 20 metų buvo šis premija įteikta. Ačiū Neringa labai, ačiū, kad būtų gražios šventės jums. Ačiū visiems dalyviams, ačiū visiems žiūrovams ir mes dar susitiksime. Svarbiausia, neužmirškime ne tik šių dviejų mūsų krašto kūrėjų, bet neužmirškime visų, kurie išėjo, kurie kažką gero padarė toje vietoje, kur jie gyveno, kūrė. Gražių visiems švenčių. Ačiū labai. Su kalėdomis artėjančiomis. Sninga, sninga, už lango sniegas ir pirmos pėdos baltam sniege. Maža gatvelė, už lango saulė, tokia balta, tokia tolima. Labas žiema, žemės nuotaka balta, karalienė sapnų. Mėlynakė, tavo daina, mes dainuojame kartu, šokam sukamės ratu, lyg plaštakės. Baltas rytas, baltos eglės, baltos saulės, tavo lange, gniūžtė sniego ir šiltas delnas, sutikau aš tave, suradau aš tave. Labas žiema, žemės nuotaka balta, karalienė sapnų mėlynakė, tavo daina, mes dainuojame kartu, šokam sukamės ratu, lyg plaštakės. Labas žiema, žemės nuotaka balta, karalienė sapnų mėlynakė, tavo daina, mes dainuojame.
Kalėdės nuo